Nu, karšta? Dabar jau pradėjo jausti šiek tiek. O kaip laukia buvo, nes šiaip dabar yra kokie 23 laipsniai, jūs taip kaip žiemą. Kažkaip laukia buvo per daug adrenalino išėjus, matyti tiek daug žmonių ir ten susiorientuoti dar kur, kaip, kada eiti. Tai aš bent jau nepajaučiu, kad būtų buvo karšta, jau tada, kai tramvajum važiavam biškai pasijautė, bet nėra taip baisiai. Nėra tikrai plus 30, iš tikrųjų, gal dabar tik tai atėjo, man irgi labiau karštas, nes pas mane gal storiausias kostiumas. Kokia čia medžiaga yra? Ką galite apie kostiumus papasakoti? Reiktų gal klausimus dizainerės, stilistės Karinos, bet mano tai, pavyzdžiui, šiaip yra pats ploniausias iš visų, tai aš labai komfiai jaučiuosi. Ja. Papasakokit, nes mes tai čia esam kokias 3 valandas, laukiam jūs pirmi beje, kurie atėjot apskritai. Kaip viskas vyko? Jūs buvot tam miesto halį pagrindinį, paskui tramvajų, kaip viskas vyko? Mes buvom halėj, pasidarėm nuotrauką Eurovizijai, manau. Ten Eurovizijai kažkokią nuotrauką pasidarėm ir tada išleido mumis jau ant to starto kilimo. Tai paleido gabalą, išėjom, pamojavom, su žmonėms susimojavom, buvo kas laikė Lietuvos vėliavas, tai tas žiauriai smagu. Ir tada jau lipam į tramvajų. Pasisveikinam su šito miesto prezidentu, kaip jie sako. Kad tai ne meras, bet prezidentas. Tipo. Ir tada važiavom tramvajų, kur buvo ten jūra žmonių tiesiog ir tiesiog ypatinga kažkokia akimirka. Ką pridėsite? Nieko. Matėt protestuotojus, ar juos išvaikė iki jūsų? Daug dar buvo tenai, nebuvo kažkokio chaoso? Ne, chaoso gal nebuvo, tiesiog buvo žmonės su vėliavom, tai kažkaip. Ir daugumą jų vis tiek pamojavom ir aš tam mojavau, tai nežinau. Gerai, jūs jau daugiau negu savaitę čia. Kaip šiaip nuotaika, repeticijų turėjo daug, ar pavargę esat? Šiaip repeticijų pačių turėjom esminės arenoje, bet nežinau, gal spaudos reikalas truputį mus vargina kartais, bet kažkaip atrodo, kad tiek daug smagių dalykų veikiam, kad net prikolinam, kad kiekviena diena atrodo geriausia diena tiesiog mūsų yra praleista. Šiaip visai turėjom laiko, aš tiesiog supratau, kai pavyzdžiui, su Latviam šnekėjom, tai jos labai mažai laiko turi dėl to, nes pas jas yra fiziškai sudėtingas pasirodymas, jos ten kažkokias struktūras daro iš ten visų kūnų ir tenais, tai jos ir daro tą savo repeticiją šokių darosi, varo į salę ten, kad būtent šiaip mes tai visiškai tiesiog taip, kaip užlipam ant scenos, tada jau ir vyksta tas visas dalykas, kokiam viešbutį nepasirepetuotume, nebent tik dainuoti, tai va tiesiog visai šiek tiek turėjom to laiko, tai visai pamatėm ir Bazelio, pavalgėm šnicelių, fainiai šiaip. Bet manau, nuo šito momento dabar jau nebebus taip laisva, dabar jau bus reikalų. Jūs buvote išvarę 3 į ekskursiją, ar ne? Tu balsą saugojai į kalnus, ar ne? Buvo tik Alanas ekskursijoje. Vienas buvo. Nu, tai dabar ir pasakosi. Ką matei, ką gero? Ar pailsėjai nuo Kebros? Jo, mačiau kalną, daug kalnų mačiau. Šiaip nemačiau, nes labai rūkas buvo didelis iš tikrųjų. Bet labai ilgai važiuoti reikėjo, ar ne? Nepamenu, mėgojau. Tai... Ne, šiaip 2 valandas, 2,5 valandas važiuoti reikėjo. Tai mes ten užkilom į kalną, nežinau kaip vadinas tas dalykėlis, su kurio kyli. Ir tada į traukinį dar sėdom ten kalne ir važiavom dar į viršų. Ir viskas ten aprodė tą kalną, ten kaip viduj viskas yra skulptūrų iš ledo padarytų, ten lauke nuo ziplainų čiuožėm. Tai jo, visai smagu buvo, tik tai kad didelis rūkas. Gerai, pasirodymas. Visi kalba apie tą kadrą, kur labai ilgai kyla. Ir jūs kažkuriam interviu minėjot, kad jūs ar jo dar ilgesnį norėjot, ar čia tas jau variantas, kur jau kaip jūs norėjot? Aš gal asmeniškai daryčiau dar ilgesnį, bet jau labiau apsiadaptinom į tokį, ne visišką standartą, bet vis tiek jau daugiau tų šotų, kad pakeist, bet šiaip aš iš viso gal netgi buvau galvojęs, kad būtų iš viso kietai turėti tokį nejaukį ilgą kadrą vieną, tokį visą tą momentą, bet jau gal labiau performatyvų būtų negerąją pusę pasirodymui atsakytų, bet būtų fainiai. Bet šiaip jo, viskas dabar kažkaip labai gerai. Šiaip tas pats kadras, čia gal tas, kur tam rehearsal buvo, ne? Jo, klipukė, kur matėm. Tai jisai šiaip mus nustebino, nes pradžiai nebuvo toks planas pilnai, kad toks kadras bus. Ir tada, kai jisai pamatėm, tai jisai toks hero shotas, tai žiauriai reikėtų. Kaip tu pats jautiesi per tą kadrą, nes net nesumirksi sekundį? Aš labai susikaupęs turiu būti, nes man ten ir dainuoti reikia, stengtis ir normaliai žiūrėti. Ir būtent, kad
Ne, aš nežinau, ar mirksiu ar nemirksiu, bet labiau iš tos pusės, kad tiesiog žinai, kai tu žiūri į kažką ir tu pamastai kažką, labai pasikeičia akis. Jis iš karto patampa tokios nebe tokios. Tai man reikia visą laiką žiauriai koncentruotai į visas tas kameras žiūrėti, kad būtent visą pasirodymą pilnai, nes jeigu aš tik kažkur suabejočiau kažkurio žvilgsniu, tai iškart viskas suskaldytų po visą tą pasirodymą. Tai jo. Ką šiandien veiksite dar po šito? Varysite į tą after party kažkokią? Nu jo, girdėjom, kad bus bailis kažkoks. Užsuksime, bet manau. nežinau. Matysime dar iš tikrųjų, šiaip ką mes šiandien planavome veikti. Gal ramiai šiandien leisime, manau, laiką tiesiog sėsimės, ruošimės jau. Kartingai? Kartingai jau vakar jau buvo, tai nežinau. Brangu labai. Kiek kainuoja kartingai Šveicarijai? 25 frankai už 8 minutės. Supratau. Tai gerai, sėkmės, sėkmytės, palaikom, laikom kumščius, dar po vieną. Ačiū. Sėkmytės.